Nu, laba diena. Šiandien skaitysim iš paplūdimio, jau pas mus vakaroja, jau žmonės patrupučiuką skirstosi, jau vaikai išėjo namo, mes galėsim paskaityti ramiai. Nu, prie manęs yra dar tokie berniukai, bet man atrodo, kad gal jie netriukšmaus kaip visai mažiuliukai, ne? Ir galėsim su jumis paskaityti. Savęs nematau, įsivaizduoju, ekranas nuo saulės tiesiog tamsus, tai skaitome toliau. Ar tau jau viskas? Ne, ar tai jau viskas? Ar tau jau viskas ir ar tai jau viskas, žinok, man vienodai skamba. Kai kalbu apie pasivaikščiojimą Plokštikalne, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad peržengus 50-metį reikia liautis ko nors siekti, tik mėgautis to, kas pasiekta. Neretai bandant apibriežti laimę, linkstame į du kraštutinumus. Vieni, dažniausiai vakariečiai, teigia, kad laimę suteikia pasiekti tikslai, kiti rytiečiai mano, kad laimė tai gebėjimas mėgautis akimirką čia ir dabar, nesikremtant dėl praeities ir negalvojant apie ateitį. Toks savotiškas vegetavimas. Pripažinkim, kad mums, įsisukusioms kaip voverės rate, šitas gebėjimas būti čia ir dabar, tiesiog mėgautis saulę kaip kokiai giliai vazonė ant palangės yra būtinas. Deja, noras save realizuoti, kurti ir siekti aukštumų taip pat yra mūsų genuose. Jei ne jis, protėviai būtų tiesiog užšalę į ledą ir numirę iš šalkio. Pasiekti tikslai, bent jau man, suteikia visai kitokį laimės pojūtį nei mėgavimasis tiesiog buvimu. Tačiau, kad patirtumėte pasiektų tikslų ir naujų dalykų, teikiamą laimę, nebūtinai imtis radikalių pokyčių. Atsisakyti darbo, mesti vyrą ir išpardavus turtą įvykti į Indiją, galima pradėti ir nuo paprastesnių dalykų. Vienas nusprendžia tapyti, kitas kaip aš rašyti knygas, trečias imasi savanorystės arba mokosi kalbų. Štai mano pažįstama Ryta nutarė išmokti vairuoti. Visos kikenom į saują. Ryta, kuri neskiria starterio nuo karterio ir visą gyvenimą, net turistinėse žygiuose avi lakuotus batus mažiausiai 12 cm smailę pakulnė. Vairuos automobilį. Čia šiukšlės išmeta. Nejuokinkit, bet ji ne tik išlaikė vairavimo egzaminą ir gavo vairuotojo pažymėjimą, bet ir išdrįso sėsti prie mašinos vairo. Viena. Iki tol žingsnio be savo vyro nežengdavo, juk tiesą sakant, tam ir buvo sugalvoti tie nepatogus aukštakulniai, kad visuomet jaustume poreikį tvirtai įsikibti vyrams į parankę. Negana to, vieną dieną toji Ryta išdrįso išvažiuoti iš savo rajono, kuriame buvo 4 sankryžos ir 3 šviesoforai, ir atvarė į sostinę. Pirmiausia, ką padarė įžengusi į mano namus, įsipylė 100 gramų brendžio ir išmaukė vienu maukiu. Jos kojos liovėsi, va čia įdomus žodis, niekada negirdėjau, jos kojos liovėsi tirtėjusios. Tik po kelių valandų. Bet jį važiavo velniai griebtų. O pokyčiai, kaip jau minėjau, yra tarsi branduolinė reakcija. Vieni gimdo kitus. Kai pabandai daryti ką nors, kas tau patinka ir pamatai, kad visai neblogai sekasi, užsimanai dar ir dar. Kas galėjo pagalvoti, kad vairuotojo pažymėjimas pakeis ir Rytos aprangos stilių. Ji apsiavė patogius lygapadžius ir staiga pajuto, kad yra pajėgi vieną kitą žingsnį žengti be vyro. Buvo gražu žiūrėti, kaip pasikeitė jų bendravimas. Iki tol tūpčiojusi apie jį 24 valandas per parą, dabar Ryta savo patogiai sėdi, net matydama, kaip beviltiškai jaučiasi jos mielasis, įstrigęs tarp kasdienių reikalų ir smulkmenų. Klausyk, nematei, kur mano trauzai? Paklausė jis ir zlokų tonų, kai pastarąjį kartą jie lankėsi mūsų pirtelėje. Prieš porą metų Ryta būtų pašokusi, mikliai suradusi glaudės ir gal net užtempusi vyru ant subinės. Bet dabar tik atsainiai tarstelėjo. Tikrai jų neėmiau mažutė. Laikai, kai man patiko dėvėti vyriškus apatinius, jau seniai praeityje. Neįtikėtina, kaip moters gyvenimą gali pakeisti paprasčiausias vairuotojo pažymėjimas ir patogia avalynė. Tvirtai atsistojusi ant žemės, Ryta ryžtingai perėmė gyvenimo vairą į savo rankas ir spustelėjo greičio pedalą. Tiesa, kartais gal kiek viršė saugų greitį, tačiau tai suprantama. Staiga pajutus tokį vidinės laisvės gūsį, nelengva iš karto išmokti tinkamai dozuoti.
Niekada nevėlu ką nors padaryti pirmą sykį. Bene labiausiai mane sužavėjo vyro giminaitė. Vieną dieną šį 55 mokytoją, ne kartą savarankiškai neskridusi lėktuvu, nekalbanti angliškai ir nepasižyminti sportiškumu, nutarė įveikti garsų į piligriminį Švento Jokūbo kelią. Sėdo į lėktuvą, nuskrido viena Ispanija ir per kelias savaitės, kepinant alinančiai sauliai, nužingsniavo daugiau negu 700 km. Nors po to dar ilgai kentėjo nugaros skausmus, sako, kad tai buvo pats nuostabiausias dalykas, kurį padarė per visą gyvenimą. Kad galėtumėte atrasti save iš naujo, turime mokėti išsikelti naujų tikslų. Ne atsinešti iš žalios jaunystės, ne pasivogti iš dukrų. Šie tikslai neprivalo būti didingi ir labai išmintingi. Svarbiausia, kad jie būtų tikrai jūsų, o jų siekimas teiktų džiaugsmą. Todėl sieskite ir susirašykite dalykus, kuriuos vis dar galite padaryti pirmą kartą. Šokti parašiutų, pasimylėti po lietumi, nusikirpti trumpai, apsivilkti seksualiai aptemptą suknelę, išmokti tango, sviesti į ką nors tortą, pasivažinėti motociklu ir taip toliau. Kartą per savaitę ar mėnesį, pagal poreikius, padarykite vieną iš jų. Neatsikalbinėkite, neatidėliokite, mėgaukitės. Pasak astrologų, 56 gyvenimo metais į tą pačią vietą, kurioje buvo žmogui gimsta trečią kartą, sugrįžta mėnulio mazgai. Jie patikrina, ar atlikote karminę užduotį. Jei ne, suteikia paskutinį šansą tai padaryti. Todėl nereikėtų bijoti išbandymų, tenkiančių šio etapu. Jie padeda grąžinti karminės skolas, apsivalyti. Tai būna tarsi trečiasis žmogaus gimimas. Taigi, ką aš galėčiau atsakyti tiems dvyniams motinos gimdoje, klausantiems, ar egzistuoja gyvenimas po gimimo? Kaip ir moterims, klausiančioms, ar egzistuoja gyvenimas po 50. Taip, ne tik egzistuoja, bet ir gali būti geresnis bei įdomesnis nei gyvenimas iki tol. Taip įdomu, tas metodas labai geras, iš tikrųjų pabandyti kažką naują, žinai, ir mes labai išsigastam, mes galvojam, kad galbūt, kaip aš sakau, ten reikėtų pakeisti darbą, vyrą arba šalį, emigruoti, dar kažką, bet jūsgi galite tų naujienų įvesti, kaip ir pavyzdys, kaip pabandyti vairuoti motociklą. O gal jūs mašinos nevairavot niekada? O gal, kaip pavyzdžiui, mano draugė dailininkė, jinai kiekvieną dieną į darbą važiuoja traukiniu. Jinai gyvena Lentvaryje ir jinai iš ten važiuoja ir po to pešiom nueina iki darbo ir taip pat grįžta. Man atrodo labai romantiškai. O gal jūs norite pabandyti maitintis kitaip ir visiškai, pavyzdžiui, nebegaminti tų patiekalų, prie kurių pripratote, ne? Pakeisti savo mitybą. O gal jūs galite pradėti sportuoti. Nauji tikslai. Ir žinai, geriau parašyti jų kuo daugiau, kad būtų pasirinkimas. Ir labai faina turėti netgi sąrašai, ką tu gali padaryti naujo šį mėnesį. O gal tu kažkada darėjai, kaip pavyzdžiui, nežinau, ten kažkada lankei keramiką, tau patiko ir gal tu gali vėl nueiti į keramikos kursus. Nebūtinai, žinai, atradinėti iš naujo tą dviratį. Dviratis, beje, irgi labai geras dalykas. Aš galvoju, kai darysiu darbo knygutę, aš kiekvieną mėnesį padarysiu turbūt ten lapą, kur jūs galėtumėt kiekvieną mėnesį parašyti, ką šį mėnesį padarysit pirmą kartą, arba naujai, arba ką jūs norėjote padaryti ir atidėjote daug kartų. Labai fainas sąrašas mėnesį. Ir po to galėsit braukyti. Labai geras jausmas. Aš kiekvieną kartą, kai padarau kažką, ką labai bijau, aš po to labai džiaugiuosi. Bet aš tų naujų kartų vis laiką savo prisigalvoju, tai labai dažnai susijęs su Instagramu, su Reelsais dabar. Bet aš tokį kaifą pajuntu, kai padarau kažką kitokio, kai trupučiuką perlipu per save ir savo patogumus tos ir savo tas baimės. Padarykite tą sąrašą. Va dabar, kai išjungsite video, eikite ir parašykite sąrašą. Nebūtinai, ką gyvenime jūs nespėjote, bet galit parašyti mėnesį, galit savaitį. Ir pamatysite, kiek dar naujovių jūsų laukia. Iki kito karto.